Kėdainiečiai praėjusią vasarą atidarytos miesto arenos įkurtuvių džiaugsmą jau bemaž pamiršo. Dabar rajono gyventojai stebi vis besikeičiantį miesto stadiono veidą ir su nekantrumu laukia darbų pabaigos. Šiuo metu stadione montuojamas futbolo aikštės ir bėgimo takų apšvietimas. Darbus atlieka jauna, dar tik 13 metų veikianti, bet jau spėjusi patikimos įmonės vardą užsitikrinti, Panevėžyje įsikūrusi uždaroji akcinė bendrovė Indastrus. Iki metų pabaigos stadione darbus baigti planuojantis įmonės generalinis direktorius Kęstutis Kišonas sako, jog stadione bus ir išskirtinių elementų. Stadionas turės būti apšviestas 4 klasėmis. Ką tai reiškia? Tai 4 klasė gali vykti varžybos futbolo, tiek kitų su filmavimu. Būtent 2000 liuksų. Toliau 3 pakopa yra 500 liuksų, tai nacionalinės varžybos, treniruotės 100 ir 250 liuksų. Šiai dienai yra nupirktos atramos, nupirktos karūnos, nupirkti prožektoriai 192 po 2 kW ir sumontuoti pamatai praeitą savaitę tik. Jie dabar džiūsta. Atramos taip pat bus tokios, galiu pasakyti, neordinarinės, tokios skirtingos, kadangi jos bus 42 metrų aukščio, Lietuvoje nelabai tokių yra. Uždaroji akcinė bendrovė Indastrus Kėdainiuose darbuojasi daug. Pagrindiniai įmonės užsakovai akcinės bendrovės Lesto, Lifosa, Danisko Sugar bei rajono savivaldybė. Kaip vieną iš svarbiausių įmonės atliktų darbų, uždarosios akcinės bendrovės Indastrus generalinis direktorius Kęstutis Kišonas įvardija darbus Kėdainių arenoje. Praeitais metais tikrai daug darbų atlikome, nes vis dėlto tokius gražius darbus net malonu prisiminti, kaip Kėdainių arena. Tai buvo atliekami visi elektros darbai, tiek elektros ryšių, taip pat pastotis buvo suprojektuota. Mes darėme darbus, visus susijusius su automatika, su valdymu. Ir ryšio darbus, tai tos pačios turniketai, tie praėjimai ir taip toliau, bilietų nuskaitimai. Mes nebuvom montavę arenų, dėl to mums ir smagu tiesiog šypsena veide atsimenant tos darbus. Ši arena skiriasi iš kitų tuo, kad jie viduje galima sumontuoti 3 treniravimosi salės atskiras su krepšiniu. Nė viena arena Lietuvoje neturi šitokio išskirtinumo. Mes šios darbus vykdėm per UAB Vikstata, mūsų buvo užsakovas ir genrangovas. Tos darbus kažkaip susipažinom ir po šiai dieną su šita bendrovė kėdainietiška bendraujam. Lifosai mes jau dirbam eilę metų, apie 4 metus, man atrodo jau ir 5 metai, taip kad praeitų metų pagrindiniai darbai tai amoniako talpų kompresorinės, siurblinės, buvo pastatyta pastotis, mūsų surinkta, kiek pamenu, ten buvo virš 10,04 narvelių, 5 10 kV narveliai, 2 transformatoriai po 1000 kV, plus automatiniai darbai visi buvo atliekami tose cechose. Šiuo momentu Kėdainių konservų cechą montuojame elektros taip pat ir ryšių darbus. Jėgos darbai tai reiškia maitinimo skydų užmaitinimas, įrangos, kurie jie ten turi patiekti užmaitinimas savininkai. Ir ryšiai, tai telefonas, kompiuteriai. O kokių smulkesnių darbų atliekate mūsų mieste? Smulkesnių darbų mes nemažai atliekame. Praeitais metais lapkričio mėnesį laimėjome metinį konkursą Kėdainių rajonas ir miestas. Tai visi nauji vartotojai iki 50 000 plus PVM-as, plus remontas. Remontas tas liečia stichinius reiškinius, jeigu praeina audros ar panašiai, mes turim padėti tiek lokalizuoti šitos gedimus. Tai, manau, turėtume vidutiniškai kažkur tai mėnesius aktuoti apie 150 000. Uždaroji akcinė bendrovė Indastrus užsiima ne vien elektros montavimo darbais. UAB Indastrus užsiima elektros montavimo, projektavimo, ryšių darbais, technikos nuoma, ir saulės elektrinėm. Uždarosios akcinės bendrovės Indastrus techninė bazė itin stipri. Tai leidžia teikti patikimos kokybės paslaugas ir pelnyti pranašumą prieš kitas panašią veiklą užsiimančias įmones. Mes esam veržlesni,
greičiau sugaminti atlikti laiko atžvilgių darbus ir pasiūlyti techninius sprendimus elektrinius gerus. Turim 56 automašinas, be abejo, tarp jų ne vis spec technika. Turim automobilinius bokštelius, vieną iki 24 metrų, kitą būtent mažiuką tokį Lietuvoje, kur niekas neturi, iki 16 metrų. Turim 2 grąžtus, galim statyti atramas oro linijom, galima jas montuoti, galima išmontuoti, išrauti. Taip pat turim 6 kasimo technikas, 4 mini ekskavatorius, 2 stambesnius 8 tonų ekskavatorius. Be abejo, turim kraną, fiskarą, be kurio negalim ir kasdieniam darbę apsieiti. Kas noriu pasakyti dėl kabelių klojimo, tai turim jau daugiau negu 10 metų kabeliam kloti gervę kompiuterinę, kuri nusako, kad kabeliai nebūtų pertempti, rodomas diagramos kiekviename metre, kuriame atstume, jeigu koks pertempimas, jinai stabdo ir tikrai negalima pažeisti kabelio nei izoliacijos, nei kitų parametrų. Pasaulinius standartus savo veikloje taikanti uždaroji akcinė bendrovė Industrus tituluojama viena iš Aukštaitijos regiono lyderių elektrotechnikos srityje. Laiku ir kokybiškai atlikti darbai ne vienus metus įmonei pelnė patikimiausios, geriausiai paslaugas teikiančios įmonės vardą.